Sveiki, aš Vilius iš V-School ir šiandien pristatysiu Gamma Plus X-Seed barzdaskutę. Taigi, pažiūrim, ką turim dėžutės viduje. Barzdaskutė. Ši barzdaskutė turi netgi krovimo stovą. Taip pat papildomai dizaino detalių. Galima pakeisti bet kokią spalvą. Atsuktuvėlis darbam atlikti. USB krovimo laidas. USB-C krovimo laidas. Šepetėlis, tepaliukas ir 3 atsarginiai vašteliai. Mašinėlės techninė specifikacija. Mašinėlė turi gyvulišką variklį su 11500 apsisukimų per minutę. Šios barzdaskutės peiliukai yra ultra ploni, itin aštrus ir hipoalerginiai. Barzdaskutės veikimo laikas ir įkrovimo laikas yra identiškas, tai yra lygiai 2 valandos. Barzdaskutės dizainas ir ergonomika. Barzdaskutė turi aliuminį korpusą, kas šiek tiek padidina jo svorį, tačiau sumažina vibracijas ir triukšmo lygį. Ji turi mygtuką šone, kas yra labai patogus jo dirbant. Taip pat turi LED indikatorius, kurie parodo, kiek barzdaskutė yra įkrauta. Mano asmeninė patirtis naudojant šią barzdaskutę. Kai pirmą kartą paėmiau šią barzdaskutę, pamačiau, kad ji turi krovimo stovą. Dėl to labai nustebau, nes barzdaskutę dažniausiai lentynoje laikome gulsčią ir ji užima labai daug vietos. Taip pat ši barzdaskutė skuto nepalyginamai geriau už visas kitas barzdaskutės. Taip atrodo, kad laikyčiau gyvulį rankose kerpant. Ir visiškai nevibruoja. Naudojant šią barzdaskutę man labai ilgą laiką neatbuko peiliukai, kas yra neįprasta su kitom barzdaskutėm. Kam rekomenduočiau šią barzdaskutę? Ją rekomenduočiau visiems barberiam, kurie susiduria su daug feidinimo ir jiems reikia labai didelio mašinėlės našumo. Tai tiek apie šį mažą žvėriuką ir pasimatysim kitoje apžvalgoje. Iki.